I think maybe I tell a little bit of my journey as a Christian. Ir aš šiek tiek pasidalinsiu savo tą kelionę kaip krikščionių. I was saved at 18 years old. Aš buvau išgelbėta 18 metų. And I attended a church, a Pentecostal church. Aš lankiausi Akmenininkų bažnyčią. And we had, at that time, we had a pastor who taught us how to be disciples. Ir tuo metu mes turėjome pastorių, kuris mokino mus, kaip būti mokiniais. Read the word. Skaityti žodį. And pray. Ir melstis. And to read the word was new to me. Ir žodžio skaitimas buvo tai visiškai nauja žinia man. And I read, and I read, and I read. Ir todėl aš skaičiau. And this pastor, he was there for just a few months. And when I met him, he asked me, "Did you read the word?" Ir tas pastorius, kuris ten buvo tik keletą mėnesių, kai aš jį sutikau, jisai paklausė, ar tu skaitai žodį? I said, "Yes." Aš sakiau taip. I have read the New Testament now. The whole thing. Aš jau perskaičiau visą Naująjį testamentą. What did you do then? He said. Ir ką tu po to darei su tuo? I started new to read it again. Ir aš sakau, aš pradėjau iš naujo skaityti jį. Well, good, he said. Ir jisai sako, taip, labai gerai. It was a very good start for us. We were several young people who were saved then. And after a while, Ir tai buvo labai gera pradžia mum. Mes buvom keletas jaunuolių, kurie buvom išgelbėti, įtikėję tuo metu. A couple of years, I think. We prayed for a youth pastor. Ir porą metų buvo meldžiamasi už jaunimo pastorių. And then Ir tada Ingar came. Atėjo Ingar, wow. With his young wife. Su savo jauna žmona. Kristina. And that was, of course, very good for us. Ir tai buvo labai gerai mum. And I known them ever since. Ir aš nuo to, kai mes susipažinome, mes esame pažįstami ir draugai nuo to laiko. And they are important friends for me. Ir jie yra labai svarbus draugai man. And what we have experienced in our church is that it has been growing from just a few people. Ir tai, ką mes kartu patyrėme, augdami kaip bažnyčia, mes pradėjome kaip nedidelė grupelė žmonių. And now there are several churches in our network as your church. Ir dabar jau mūsų bažnyčių tinkle yra keletas bažnyčių. But Ingar and Kristin, who has seen this development, they are still the same humble people. Bet Ingar su Kristin, kurie jie ir matė visą tą vystymąsi, ir visą tą nuo mažos pradžios iki kažko daug didesnio, jie taip ir liko tais nuolankiai žmonėm. And I know them well. I can say that what Ingar teaches here, that is how they live. Ir aš esu liudininkas to, kad tai, ką Ingar mokina, jie taip ir gyvena. Always blessing others. Visą laiką pasiruošę ir laiminantis kitus. Making sure that everyone is okay. Ir visą laiką besirūpinantis, kad kitiem būtų gerai. So it's so good for me. It's important for me to be a part of our church. Ir man yra labai svarbu būti pačiai savo bažnyčios dalimi. Where I can live as a Christian together with others. Kur aš kartu su kitais mes galime gyventi kaip krikščionis. And what I've been thinking, just tell me when I should stop. No, it's okay. You can talk. I don't know how long time I use. But it's been important to me. I've learned that
it's important always to praise the Lord. Bet pats svarbiausias dalykas, aš manau, kad mums kiekvienam yra šlovinti Dievą, išaukštinti jį. And in the morning, I often use Psalm 103. Ir rytais aš labai dažnai naudoju šitą psalmę, 103 psalmę. Praise the Lord, my soul, Šlovink viešpatį mano sielą. all my inmost being. Visas mano vidus. Praise his holy name. Šlovink jo šventą vardą. Praise the Lord, my soul, Šlovink mano sielą viešpatį. and forget not all his benefits. Ir nepamiršk jo geradarysčių. And I think you're not always happy. You're not always enjoying things in the morning. Ja, ir kartais rytais būna taip, kad ne visada jūs esate laimingi, geros nuotaikos ir besidžiaugiantis. But then I tell myself, praise the Lord. He's always the same. He's never sad. He's always the same. And he has given me all things in Christ. Ir todėl aš, žinote, nepriklausomai nuo to, kaip mano siela jaučiasi, Dievas nesikeičia. Ir aš įsakau savo sielai, šlovink jį, šlovink jo šventą vardą. And I have another psalm that's Ir turiu dar vieną psalmę, become very important to me, kuri tapo labai svarbia man, and that is Psalm 100. 100 psalmė. And I want to read the whole thing. Yes. I read first and then Yeah, you in okay. Lithuania. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us. We are his, and we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Taip, džiaugsmingai klegėkite visos šalis, linksmi tarnaukite viešpačiui, artinkitės prie jo su džiugia giesme. Žinokite, kad viešpats Dievas, jis mūsų kūrė ir mes priklausome jam. Mes jo tauta ir jo kaimenės avis. Dėkodami ženkite pro vartus į jo kiemus su šlovės giesme. Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą, nes viešpats geras, nes jo ištikimoji meilė amžina ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas. Amen. Amen. We can always praise him. Despite what is happening around us, we can always praise him. Ir žinote, mes visą laiką galim šlovinti jį. Nežiūrint to, kas vyksta aplinkui, kokios tos aplinkybės, mes visą laiką galim jį šlovinti. Amen. Amen. God bless you. Ir Dievas te palaimina jūs. So good to hear. Taip gera tai girdėti. We came to Lillehammer 47 years ago. Mes atvykome į Lillehammerį prieš 47 metus. And Anna-Karin has stands together with us all these 47 years. Ir Karin su mumis jau visus tos 47 metus. I was youth pastor for 2.5 years. Ir aš buvau jaunimo pastoriumi 2,5 metų. We planned to go back to our home place. Ir mes planavome grįžti į savo gimtinę, gimtus But the namus. Lord called us to start a new church in the same city. Bet Dievas pašaukė mus pradėti šitame Lillehammeryje naują bažnyčią. So then we started a little group. Taigi mes pradėjome tokią nedidelę grupelę. After some years that became a church. Po kažkiek metų tai tapo bažnyčia. And from that it has been a network of churches around in the east part of Norway. Ir paskui jau tai tapo tinklų bažnyčių šitoje rytinėje Norvegijos dalyje. We are talking about why church Taigi mes kalbėjome apie tai, kodėl bažnyčia and what is a church. ir kas yra bažnyčia. Now I will speak about how
can we build churches? Toliau aš noriu pakalbėti apie tai, kaip reikėtų statyti bažnyčią. And after that, what is important what priority is most important? Ir po to paminėsime, kokie prioritetai yra svarbiausi. So let's read again from Ephesians chapter 2 and verse 19. Taigi dar kartą paskaitykime laišką Efeziečiam 2 skyrius nuo 19 eilutės. Consequently, you are no longer foreigners or aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Taigi, vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinio akmenį patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. I had a good speaking with this man when we drank coffee. What's your name? Aurimas. Aurimas. Mes turėjome puikų pokalbį su Aurimu, gerdami kavą. And we talked about the revival who came to this country in the beginning of the 90s. Ir mes prisiminėme tą prabudimą didelį, kuris vyko mūsų šalyje 90-ųjų metų pradžioje. When Soviet Union went down, kai Sovietų sąjunga žlugo, it was very opened. Šalis tapo ir visas regionas, jisai tapo atviras evangelijai. I think everywhere in Soviet Union people wanted God. Aš manau, aš esu įsitikinęs, kad tikrai visose respublikose Tarybų sąjungos žmonės troško Dievo. And things happened so fast. Ir visi tie dalykai vyko labai sparčiai, labai greitų tempu. And new churches popped up everywhere. Ir tiesiog naujos bažnyčios, jos tiesiog gimė daugybėje vietų. But we hadn't so much knowledge about churches. Bet tuo metu labai trūko žinių ir supratimo apie tai, kaip statyti bažnyčią. So many of these churches got problems. Ir todėl netrukus tos bažnyčios susidūrė su problemom. Because it became so fast. Nes viskas vyko labai greitai. And after that many people was confused. Ir po to daug žmonių jie papuolė į tokį pasimetimą. Some churches went to the dike and did things not are on the way. Ir kai kurios nukrypo į šoną ir pradėjo kažkokius daryti dalykus, kurie ne visai tai, kas turėtų būti. After that many Christians was alone. They didn't belong to a church more. Arba tos krizės pasekmėj daugelis žmonių tiesiog nustojo lankyti bažnyčią ir tapo vieni tokie keliautojai. Therefore, I think the Lord will help us to build healthy churches. Bet aš manau, kad viešpats jisai nori padėti mums statyti sveikas bažnyčias. And I will teach a little bit about how to build healthy churches. Ir aš truputėlį mokinsiu apie tai, kaip statyti tą sveiką bažnyčią. Ephesians chapter 4. Efeziečiam 4 skyrius. I shall not read it. Aš neskaitysiu. But Paul are there teaching us that Jesus gave some to be apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. Aš neskaitysiu, bet šitam skyriuje Efeziečiam laiške Paulius jisai mokina, kad Dievas paskyrė kai kuriuos iš krikščionių būti apaštalais, pranašais, mokytojais, evangelistais ir pastoriais. These 5 gifts are different. Ir šitos 5 išvardintos dovanos, jos yra skirtingos. And their work is to help the others in the church to do
the work. Ir šitos dovanos yra skirtos tam, kad padėti kitiem bažnyčios nariam vykdyti savo funkcijas, įeiti į tai, ką jie turi daryti, išugdyti juos. So the evangelist or the pastor shall not do the work. Taigi evangelistas arba pastorius nėra tie, kurie daro visą darbą. The holiest, the people in the church, they shall do the work. Žmonės bažnyčioje, jie turi daryti tą darbą. Who are then Paul and Apollos? Kas buvo, sakysim, Paulius ir Apolas? Servants who helped us to believe. Tai buvo tarnai, kurie padėjo mum tikėjimo kely. They didn't control us, they served us. Jie nekontroliavo mūsų, jie tarnavo mum. Paul planted, Apollos did watering. Paulius pasodino bažnyčią, o Apolas jisai laistė. But God gave growth. Bet augimą teikė Dievas. So therefore Paul and Apollos, they weren't anything but God who gave growth. Taigi nei Paulius, nei Apolas nėra kažko ypatingi, bet svarbiausias buvo Dievas, kuris teikė augimą. But still they had a call from Jesus. Bet nežiūrint to, jie buvo pašaukti Dievo, Jėzaus. Jesus set some to be apostles, some to be prophets. Jėzus nustatė, kad tam tikri žmonės bus pranašai, tam tikri žmonės bus apaštalai. Some to be evangelists, some to teachers, and some to pastors. Kai kurie bus evangelistai, kiti mokytojai, kiti pastoriai. To serve the holy people. Kad patarnauti žmonėm kūne visiems. To help them to be disciples of Jesus. Kad padėti jiem tapti Jėzaus mokiniais. To build up the church. Ir statydinti tokiu būdu bažnyčią. So we did read that the church are building on the foundation of the apostles and the prophets. Ir mes skaitome, kad bažnyčia yra statoma ant apaštalų ir pranašų pamato. In the big picture, that means the Bible, the apostles and the prophet write the Bible. Ir tam dideliam paveiksle mes matome, kad pranašai ir apaštalai, per juos buvo užrašyta Biblija. But also for the local churches we need apostles and prophets and teachers, evangelists and pastors. Bet taip pat ir vietiniam bažnyčiam reikalingi yra apaštalai, pranašai, mokytojai, evangelistai ir pastoriai. So it can be a good foundation for the church. Kad tai būtų, kad bažnyčia turėtų gerą pamatą. It isn't enough only to be a group who are coming together. Neužtenka būti tik tai grupelė, kuri renkasi kartu. But we need some who can lay this foundation. Bet mums reikalingi žmonės, kurie padės pamatą. And we also need some to be pastoring this church. Ir mums taip pat reikalingas žmogus, kuris pastoriaus, ganys tą bažnyčią. As I told you last hour, to lead, to give food and to protect. Kaip prieš tai minėjau, kad vesti juos ir kad teikti maistą, maitinti juos. So I think it's important for churches. Todėl aš manau, kad bažnyčiom yra labai svarbu Not to be alone. Nebūti vienom. But that the pastors and leaders can have fellowship with others. Bet kad pastoriai ir lyderiai, jie turėtų bendrystę su kitais pastoriais. To have some fellowship with leaders from other churches in the city. Turėti bendrystę su bažnyčių vadovais ir lyderiais mieste. When we became a network. Kai mes tapome tinklų bažnyčių. We didn't belong to something. Mes nepriklausėme niekam tuo metu. In our place, the answer for this was that we became in the movement of the Pentecost in Norway. Paskui mums buvo tarsi atsakymas, kad mes turime įsilieti į tą sekmininkų judėjimą Norvegijai. This can be different from country to country. Skirtingose šalyse jie turi niuansų tie judėjimai. But the Pentecostal movement in Norway had changed. Bet sekmininkiškas judėjimas Norvegijoje jisai labai pasikeitė. When I grew up, the Pentecostal movement was a little bit traditional.
Kol aš augau mano jaunystės metais, tas sekmininkiškas judėjimas buvo toksai labai konservatyvus, ne? Labai tradicinis. Yeah, and I don't think that is like this in Lithuania. Aš nemanau, kad tai yra taip Lietuvoje. But also the leaders in that movement in that time, they was I think they was a little bit jealous when God raised up a very well-known evangelist. They didn't took him to their heart. Šito judėjimo sekmininkų, you mean Pentecostal movement, šito sekmininkų judėjimo lyderiai, jie truputį paviduliavo, kai pakilo evangelistas, kuris ten, ar taip verčia, ne? Seimindipėnė. Žodžiu, tarpusavio pavydas buvo, kai kažkam geriau sekasi ar kažkas. But the good thing is that they asked for forgiveness after many years. Bet labai geras dalykas įvyko tada, kai jie jau praėjus nemažai metų jie paprašė atleidimo. And after that, good things started to happen in the Pentecostal movement in Norway. Ir po šitos atgailos, po šito dalyko pradėjo geri dalykai vykti šitam sekmininkiškam judėjime. So when I came to their main leader conference for the whole Norway, they had changed very radically. Ir kai aš vieną sykį apsilankiau ten visos Norvegijos sekmininkiško judėjimo konferencijai, aš tikrai pastebėjau, kad jie radikaliai pasikeitė. I could feel like home. Ir realiai pasijutau kaip namie. They had fresh praise and worship. Pas juos toksai buvo gyvas šlovinimas ir garbinimas. They speak about to build new churches. Ir jie kalbėjo apie naujų bažnyčių atidarimą, plėtrą. And I asked my leaders in our network, maybe we should be together with them. Ir aš paklausiau savo tinklo tų vyresniųjų, galbūt mums reikėtų ir jungtis prie jų. And they were agree afterwards. Ir po kiek laiko jie sutiko. And then we asked our churches about this. Tada mes paklausėme savo bažnyčių, ką jie mano apie tai. And they also gave their agreement about this. Ir bažnyčios taip pat jos sutiko, jos prisijungti. And we asked the Pentecostal movement, can we be with you? Tada mes paklausėme sekmininkų judėjimo, ar mes galime būti su jumis. And why we asked is because we needed to be together with something more. O kodėl klausėme mes? O todėl, kad mums patiems reikėjo jungtis prie kažko ir būti dalimi kažko didesnio. But they took us with a whole heart. Bet jie iš tiesų priėmė mus visą širdimi. And they also gave us an open door. Ir jie mums suteikė tas atviras duris. So we could serve with different ways, we could serve the Pentecostal movement. Kad galbūt truputį kitokiu būdu, bet mes galėtumėm patarnauti tam sekmininkų judėjimui taip pat. And today, two of our pastors is in the leadership for the whole country. Ir du iš mūsų tinklo pastorių dabar yra viso sekmininkų to judėjimo lyderių komandoje. So I don't know how you can do this in this country. Aš nežinau, kaip jūs turėtume daryti savo šalyje. Because it has to be some freedom in it. Nes tame turi būti laisvės pakankamai. Not to be controlled too much. Ne per daug kontrolės. So you can be yourself as a church. Kad jūs kaip bažnyčia būtumėt tokie, kokie jūs esate. But in one way, I think the Lord and the Holy Spirit will help you to have fellowship with others. Bet aš manau, vienu ar kitu būdu šventoji dvasia jums gali padėti apturėti tą bendrystę vieną su kitu. And what we also have seen in Norway is that God raises up network. Ir ką mes matome Norvegijoje, kad Dievas kelia tuos tinklus.
When I growed up as a young boy in a Pentecostal church, it was not opened for network. Kai aš savo augau kaip jaunuolis dar savo sekminikiškai bažnyčiai, sekminikiškas judėjimas nebuvo atviras tinklam. But today, the leadership of the Pentecostal movement in Norway, they are asking us to build networks. Bet dabar jau sekmininkų judėjimo vadovybė prašo mūsų padėti statyti tos tinklus. That means that they are opening for the apostolic service serving in a country. Ir tai reiškia, kad jie jau tampa atviri tam apaštaliniam tarnavimui mūsų šaly. I remember I heard about a revival in Australia. Australia. For many years ago, I heard about the revival there. Atsimenu, aš buvau girdėjęs apie prabudimą Australijoje, daugelį metų girdėjau apie tai. The Pentecostal movement was not big. It was some 1,000 people. Sekmininkiškas judėjimas ten buvo nedidelis vienu laikotarpiu, ten tik keli tūkstančiai žmonių. But then they opened up for the apostolic networks. Bet tada jie atsivėrė tam apaštaliniam tinklam tokiam. And many apostolic networks growed up in Australia, and they became the 10 double. Ir daug tokių apaštalinių tinklų atsirado Australijoje, jie atsivėrė tam ir jų skaičius išaugo ten 10 kartų. And the same has happened in the Pentecostal movement in Germany. Tas pats ir šitam sekmininkiškam judėjime Vokietijoje vyko. The population in Germany is 10 times more than in Norway. Gyventojų skaičius Vokietijoje yra maždaug 10 kartų didesnis negu Norvegijai. But the Pentecostal movement was in the same sites like in Norway. Bet sekmininkų maždaug kiekis buvo panašus kaip Norvegijai. But so they opened up for apostolic network. We are not calling it apostolic network, but that's what it is. Bet jie tada atsiverė tam apaštaliniam tinklam, mes šiaip jų nevadinam apaštaliniam tinklais, bet tam reiškiniui tokiam. And now after maybe 20 years, I think they are around 6 times more than that time. Ir dabar 20 metų praėjus, jie jau maždaug 6 kartų išaugė. So in the same way, this is happening now in Norway. Ir lygiai taip pat viskas vyksta ir Norvegijai. And the good things is also the charismatic revival in the 70th. Ir taip pat geras dalykas yra tas charizmatinis 70 metų judėjimas. Then different denominations opened up for the Holy Spirit. Kai daug denominacijų atsivėrė šventai dvasiai. So the good thing is that after 50 years, the charismatic movement now is around 600, 700 million people in this earth. Ir geras dalykas, kad šiuo metu charizmatinio judėjimo žmonių skaičius yra maždaug 600-700 tūkstančių milijonų. 600-700 milijonų žemėje. Planetoje, ne? That means 8-9% of the population in this world. That has happened. Maždaug 8-9% gyventojų. That has happened in the last 100 years. Tai įvyko per paskutinius 100 metų. And the Pentecostal movement is around 250 million people. Ir šitas sekmininkų judėjimas apie 200 milijonų žmonių. That means that the Catholic Church is the biggest, but the Pentecostal Church is around the same like the Orthodox, number 2 in the world. Ir, žodžiu, katalikų bažnyčia išlieka skaitlingiausia tokia, bet antroje vietoje yra sekmininkiškos bažnyčios. Because the church has opened up for the Holy Spirit. Nes bažnyčia atsivėrė šventai dvasiai. We need God Father as our God. Mums reikalingas Dievas tėvas kaip mūsų galva. We need Jesus Christ as our Lord. Mums reikalingas Kristus kaip mūsų viešpats. And we need the Holy Spirit who are giving us
power, love, peace. Ir mums reikalinga šventoji dvasia, kuri mums duoda jėgą, meilę ir ramybę. We need God, Father, Son, and Holy Spirit together. Mums reikalingas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia kartu. So, what has happened this last 100 years? That's very, very special. Ir tai, kas įvyko per paskutinį 100 metų, tai yra labai ypatingas dalykas. So we has to be open for the Holy Spirit, Taigi, mums reikia būti atviriems šventai dvasiai, but in good order. bet geru būdu, And, tvarkingai, kaip pasakyti. and that Jesus are giving the church apostles, prophets, evangelists, teachers, pastors. Ir kad Jėzus jisai duotų bažnyčiai tos apaštalus, pranašus, mokytojus, evangelistus ir pastorius. To give a good teaching who are the normal Christian life. Ir kad jie mokintų ir duotų gerą mokymą, kas yra normalus krikščioniškas gyvenimas. If a church is specialist in one thing, that's a bad church. Jeigu bažnyčia yra specializuojasi tik tai vienoj kažkokioj srity, tai yra bloga bažnyčia. We have to open up for the whole thing. Mums reikia atsiverti visumai. So that is a short message about how to build a church. Taigi tai yra trumpa žinia, kaip statyti bažnyčią. We need that servants Ir mums reikalingi tarnai, to build a good foundation kurie padeda gerą pamatą, and to build good order sustato gerą tvarką, so the church can have a good structure. kad bažnyčioje būtų teisinga ir gera struktūra.